1988 metais aš filmavau filmą Neatmenu tavo veido. Ir ten befilmuojant šitą filmą prasidėjo mitingai Vingio parke. Ir mes nuvažiavom, pažiūrėjom ir matėm visi, kas tai vyksta ir pajutom tą, kad kažkas gal galima padaryti. Galbūt galima padaryti. Jeigu galima dabar, tai tik dabar. Nes paskui niekas nežino, kas bus. Buvo mūsų išsakymas, ką tu nori pasakyti. Vardan ko tu gyveni, jeigu tu kine gyveni. Tai ar tu pasakosi istorijas gražias, linksmas, ar dar kažkokias tai, ar liūdnas, ar kitaip, ar tu pasakysi tai, kas tau skauda. Jaunas vaikinas apsipylė benzinų ir užsidegė. Kodėl? Nežinau. Žmonės, sako, raštelį paliko. Miršta už laisvą Lietuvą. Tame filme yra užfiksuotas labai taip pagaviai, labai ryškiai laisvės pojūtis. Būtent laisvės pojūtis. Ir laisvės ne tokios deklaratyvios, didaktiškos, politizuotos, bet tą, ką jaučia jaunas žmogus. Juk jie iš tikrųjų iš pradžių nelabai kažkokių ten tų politinių tikslų nori, siekia ir dar. Jie tiesiog yra jauni žmonės, kurie nori klausytis muzikos, kokios nori bastytis, nori įsimylėti, nori užsiauginti plaukus. Ir tik paskui jau visi filmo įvykiai sukasi taip, kad priveda prie tų minčių ir apie Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvos laisvę. Raimundas Banionis iš tikrųjų į savo filmus apie jaunus žmonės atvedė visą krūvą mūsų būsimų kino žvaigždžių. Jo filmuose debiutavo ir arba pirmuosius vaidmenis kūrė ir Ingeborga Dapkūnaitė, ir Rolandas Kazlas, ir Gabija Raminaitė, ir Dainius Kazlauskas. Ir turbūt dar daug ko nepaminėjau. Ir šiame filme Vaikai iš Amerikos viešbučio mes matom, kad pasirinkimas yra be galo tikslus ir organiškas. Ir tie jauni aktoriai, dar gal kas labai patraukia tame filme, kad atrodo, kad jie net nevaidina, jie tokie ir yra. Ir aš labai prisimenu, kaip Banionis man sako, aš tave paimsiu, sako, į pagrindinį vaidmenį šitą. Bet sako, bet ar tu man suvaidinsi taip, kaip tu suvaidinai tą atranką? Sveiki. Sveikinam Amerikos viešbutyje. Kodėl Amerikos? Kiekviena patirtis duoda, bet aš dar nebuvau tame amžiuje, kad, dabar kaip profesionali aktorė, aš suprantu, kur mano klaidos, aš žinau, kaip jas pataisyti, pasimokyti iš jų. Tada tai tiesiog buvo nuotykis ir buvo faina būti filmavimo aikštelėje. Pats filmavimas buvo labai įdomus, aš nežinau, kas dabar dar atsimena, kad tai buvo blokada, kad nebuvo jokio kūro, mes visam kelyje nuo Kauno iki Klaipėdos, kur mes važiavom filmuoti, mes sutikom vieną mašiną ir jeigu tame filme yra malūnsparnis, kuris skraido, tai malūnsparnis atskrido iš Latvijos, nes Latvijoje nebuvo blokados ir jie turėjo šitą kūrą, o mes neturėjom. Tai įsivaizduok, po 20 metų gyvenimas bus visai kitoks, nei sako, tu ką tuo tiki ir mes visi jau žinom, kas filmas kuriamas po 20 metų maždaug ir visi jau žinome, kad tikrai gyvenimas visiškai yra kitoks. Baigtų, pasaulis po 20 metų visai kitaip atrodys. Tu taip manai ir tuo tikrai tiki? Aš prisimenu, yra ten scena, kur mes esame kopose prie jūros ir ten yra toks šokis, kur mes kaip paukščiai, žodžiu, ratu lakiojam. Ir aš prisimenu, Raimundas Banionis, jam ta scena buvo labai svarbi ir jisai sako, aš atsimenu iš vaikystės tą jausmą, kai stovi prie jūros, Baltijos jūros, ir žinai, kad kitame krante yra Švedija. Ir žinai, kad ten yra tas laisvas pasaulis, apie kurį nieko nenutuoki ir negali, ten atrodo tave tik jūra, plauktum ir nuplauktum jį. Ir tas uždaros sienos, mano vaikystėje tai buvo geležinė uždanga ir praktiškai neįmanoma buvo išvažiuoti į užsienį. Ir Banionis sako, mes irgi kažkaip tai jisai pasako istoriją, kad jie kažkaip su draugais stovėjo prie jūros ir vienas tas draugas sako, kad pavirščiau paukščių ir galėčiau nuskristi ten į tą laisvą pasaulį. Mes susirinkome į paskutinį filmavimo grupės susirinkimą prieš pat filmuojant dar kino studijoje. Tai buvo kovo 12 dieną. Žodžiu, iš vakaro buvo paskelbta nepriklausomybė ir kitą dieną mes susirinkome. Tai taip labai buvo simboliška ir dar mes nesupratom, ką tai reiškia, nes mes kaip ir jautėmės laisvi, tai vaikai, paaugliai,
jauni žmonės jaučiasi laisvi. Ir ta laisvės tema man tokia buvo, atrodo, kad tai savaime suprantamas dalykas, kam dar apie čia jį reikia kažkaip įsimbolinti, į kažkokias metaforom apie tai kalbėti. Bet aš džiaugiuosi, kad būtent šita laisvės tema, kad jinai taip rezonuoja matyti žmonėse. Aš nežinau, kaip kuris jaunieji aktoriai, kaip jie ką suprato. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad tos mintis ir laisvė niekam nebuvo svetima. Mes visi gyvenom tarybiniais laikais tokį dvigubą gyvenimą. Vienas buvo oficialusis, kur mes ten žygiuojam, linksniam, ir kitas buvo tas tikrasis, kuriuo gyvenom. Ir tas gyvenimas, tai dėl ko ir tie žmonės, kodėl atsirado 100 000 žmonių 900 metais, ką iš dangaus nukrito staiga? Ne, tai visi mes buvom, tai atitinkamų laikų, atitinkamų vietų tas išsiveržė. Ėjome į tos mitingus, taikių būdų, ne lėktuvai, ne tankai padarė revoliuciją Lietuvoje, o žmonės, tai esame ir mes, ir mūsų žiūrovai. Ir aš manau, kad tas filmas atsirado labai laiku ir labai vietoj. Reikia daryti filmus apie tai, ką žinai. O aš nebuvau labai patyręs žmogus dar. Bet aš gerai žinojau jaunimo norus, jaunimo siekius, jaunimo, kaip sakyti, pasaulį, suvokimą, nes pats buvau jaunas dar. Tai dėl to, kai darai apie tai, ką žinai ir ką supranti, tai reiškia, tai, manau, yra svarbiausia. Ir tada atrandi atsiliepimą žiūrovo širdyje, nes tikrai nebuvo galima daryti filmų apie, nežinau, apie socialinius klausimus, apie sunkų augimą, bet aš norėjau padaryti apie jaunimo dvasią. Ir tas Vaikai iš Amerikos viešbučio yra tikrai apie jaunimo dvasią. Be jokios abejonės būtų ir Lietuvos kino istorijos pamoka, nes aš ir kiek pati susiduriu, žinau, kad vaikai nustemba, kad yra ką žiūrėti tame lietuviškame kine, kaip nebūtų keista, ir iš filmų, kurie sukurti, kai jie dar nebuvo gimę. Ir tas klausimas, ką man daryti, kas aš esu, jis yra ten skambantis pagrindinių leitmotyvų. Tai jisai lygiai toks pat aktualus ir šiuolaikiniam žmogui. Ir prisiminkim Vaikai iš Amerikos viešbučio, gana tokį skausmingą Džegerio klausimą, kaip jis pasakoja, kaip jis jaučiasi ir sako, ką man daryti. Tai argi to klausimo neužduoda, man atrodo, kiekvienas jaunas žmogus. Kunigė, gal aš nenormalus? Gal aš paklydau ir man nebėra kelio atgal? O gal visai nesvarbu, kam aš gimęs? Nesvarbu, ką aš sukursiu ar pastatysiu. Svarbu, kad aš būčiau tvarkingas, kaip visi. O gal aš jam geras tik miręs? Gražiai aprengtas, tvarkingai nukirptas. Ir pašarvotas, ir gražiausia muzika jiem laidotuvių maršas. Sakyk, ką man daryti? Nei kiek nebejoju, kad tas filmas iš tikrųjų išliks mūsų kino istorijoje. Ir kiekvienas laikmetis, matyt, privers į jį pasižiūrėti šiek tiek kitomis akimis, kitų kampų, kitų fokusų. Ir kas kart jame bus svarbus tam tikri skirtingi dalykai.